dalyvauti šioje jūsų konferencijoje ir pakalbėti iš tikrųjų aktualią ir svarbia tema, kuri pastaruoju metu vis tampa aktualesnė ir svarbesnė. Tai aš pati esu Greta Klevopaševienė, esu onkologė, chemoterapeutė, taip pat dirbu aktyviai kaip ir gydytoja paliatyvistė, tiek teikdama priežiūrą paliatyvę pacientams namuose, taip pat aktyviai dirbu ir akademiniam lygmenyje, kalbant apie šitą tematiką, bei paliatyvios priežiūros, paliatyvios medicinos, tos pačios žinios skelbime, skleidime ir tų paslaugų gerinime. Tai mano kelionė per paliatyvios medicinos trajektorija prasidėjo pakankamai senai, nuo 2008 metų, kuomet aš tapau savanorė ir savanoriavau paliatyvios medicinos centre. Vėliau pradėjau dirbti paliatyvios onkologijos skyriuje slaugytojos padėjėja, būdama labai jauna ir neturėdama visai jokios patirties nei kaip medicinos darbuotojas, nei neturėdama aplinkoje sunkiai sergančių asmenų, mirštančių asmenų. Todėl tas susidūrimas su tokiais sunkiais pacientais buvo sudėtingas, ypatingai tai, kad ta tema buvo dar mažai apie ją kalbama, mažai buvo praktikų, kaip reikėtų suvaldyti tam tikras situacijas. Ir vėliau kelionė mano vyko taip, kad aš tapau ir to pačio centro jau ir gydytoja, onkologė, kuri taipogi teikiau pagalbą pacientams namus, kas iškėlė vėl kitus iššūkius. Kuomet tu patenki pas pacientą į namus, tu tampi jos aplinkos asmuo, matai, kaip gyvena tas žmogus, susitapatini su to gyvenimu ir apie ką aš noriu pasakyti, kad buvo labai sudėtinga psichologiškai tiek padėti, tiek pacientų, tiek artimiesiems, tiek pačiai savo, būtent susiduriant su tokiamis situacijomis. Tai pranešimo pradžioje norėčiau pasidalinti keliomis knygomis, kurias aš skaičiau ir kurios man labai pagelbėjo būtent dirbant šitą darbą. Tai pirmoji yra garsios psichoterapeutės Elizabeth Kubler-Ross Apie mirtį ir mirimą. Tai kaip dauguma žinote, tikriausiai jinai yra suformavusi būtent tos 5 etapus, tai yra neigimo, pykčio, derybos, depresijos bei susitaikymo, kuomet pacientas arba jo artimieji sužino apie artimojo sunkią ligą, nepagydomą ligą, ar apie tai, kad jis tampa terminalinis ir mirs. Tai šioje knygoje yra išleista lietuvių kalba ir joje gydytoja dalinasi būtent tokiais kaip dialogais, kaip jinai bendravo su pacientais, būtent mirštančiais ir kokie jos buvo rekomendacijos, kaip spręsti tam tikras situacijas. Kitos knygos, kurios taipogi labai įkvėpė mane ir atsakė daugelį klausimų, tai yra pavaizduotos šios, tai labai trumpai apie jas. Tai pirmoji yra Gendručio Morkūno Puodukas kiekvieno ant palangės, tai yra lietuvių autorius, kuris pasakoja apie tai, kaip iš tikrųjų susirgęs onkologinė liga išgyveno taip, kaip reagavo į bendravimą, į personalą. Kita knyga yra garsios mūsų žinomos autorės Ivanauskaitės Viršvalandžiai, kurioje jį taipogi pasakoja apie savo ligą ir kelionę per ją. Kita knyga yra Paskutinė paskaita Randy Paučo, kurią labai rekomenduoju perskaityti, kadangi jinai yra apie mokslininką, fiziką, kuris siekia karjeros savo gyvenime ir Amerikoje yra tokia tradicija, kuomet žmogus yra daug pasiekęs, jis yra kviečiamas paskaityti paskaitą apie savo nuopelnus ir visą gyvenimo kelią, ar ne? Tai taip atsitiko, kad Randy Paučas pats susirgo mirtina liga, kasos vėžiu ir tuo pat metu buvo pakviestas skaityti tą paskaitą, nepaisant savo ligos jis ruošėsi tai paskaitai ir ją pristatė. Tai tą paskaitą galima ir internete pasižiūrėti, tikrai įstabi knyga. Ir kitos yra taipogi knygos, viena iš jų yra memuarai apie moterį sergančią krūties vėžiu, kur iš kitos pusės kaip aplinka, draugai susiduria ir komunikuoja su asmeniu sergančiu šią ligą. Ir paskutinioji knyga, kuri buvo pavaizduota paveikslėlyje, tai yra apie 5 dažniausias apgailestavimų priežastis mirštant. Ir savo kursuose aš visą laiką klausiu auditorijos, kaip jūs galvojate, dėl ko apgailestauja mirštantysis.
Tai šita knyga parašyta pačios slaugytojos, slaugančios pacientus namuose ir sako, dėl ko pacientai apgailestauja, kad labiausiai, kad norėjo turėti drąsos gyventi taip, kaip nori, kad būtų mažiau dirbę, daugiau praleidę laiko su šeima, daugiau bendravę ir daugiau buvę laimingesni. Tai va, tai būtų mano tokios įžvalgos ir tada pakalbėkime apie pačią paliatyvią pagalbą, paliatyvią priežiūrą arba paliatyvią mediciną. Tai tų terminų yra įvairių. Tai yra aktyvi, visapusiška paciento sergančio nepagydoma liga priežiūra. Kokie yra pagrindiniai principai? Tai yra rūpestingas ligonio vertinimas ir taip pat kuo ypatinga ir išskirtinė yra paliatyvi priežiūra, kad mes jau kalbame ne tik apie medicininius aspektus, bet čia įsijungia ir psichologinė, socialinė ir dvasinė pagalba. Kuo ypatinga paliatyvi pagalba, kad jinai pati iš savęs teigia gyvenimą ir laiko mirimą normaliu procesu, jį nepagreitina ir netitolina mirties ir jis siekia kiek įmanoma, kad kuo būtų geresnė gyvenimo kokybė iki pat mirties. Pagal dabartinius mūsų pasikeitusius įsakymus, ar ne, paliatyvią priežiūrą, kuomet teikiama yra nepriklausomai ar stacionare ar ambulatoriškai, ta komanda yra išsiplėtusi ir gan didelė, tai yra ir gydytojas, ir slaugytojo padėjėjas, psichologas, socialinis darbuotojas, kineziterapeutas ir taipogi nekompensuojama paslauga, bet yra pagal rekomendacijas turėtų būti traukti ir savanoriai, ir dvasininkai pagal poreikį. Kaip atrodo pačios paliatyvios priežiūros teikimo principas, ar ne, mes kaip specialistai, nepriklausomai kokios srities bebūtume, tai turime skirti savo dėmesį į fizinių kančių mažinimą, simptomų kontrolę. Taipogi teikiama paliatyvi priežiūra, paliatyvi pagalba yra ir mirties fakto metu ir taipogi teikiama pagalba ir po mirties tą laikotarpį, kuomet yra gedėjimo laikotarpis. Ir viso to laikotarpio metu be medicininės pagalbos yra taipogi teikiama ir psichologinė bei dvasinė pagalba. Kitas išskirtinumas paliatyvios priežiūros yra tas, kad mes teikiame savo paslaugas ne tik pacientui, bet ir jo artimiesiems, kurie yra lygiaverčiai paslaugos gavėjai. Ir visose ir tarptautinėse gairėse, ir dabar netgi išėjusios naujos yra mirštančiojo paciento gairių tokia pasiūla tarptautinė, tai labai yra didelis fokusas kreipiamas į paciento artimuosius, kad kuo didesnė būtų pagalba suteikiama jiems, kuo daugiau būtų su jais iškomunikuota ir išaiškinti. Ir aš visą laiką sakau, ypatingai jeigu mes teikiame šią pagalbą namuose, tai bendradarbiavame su artimaisiais, kurie yra pasiryžę gydyti ir prižiūrėti savo artimai namuose, tai mes tampame tokia kaip įrankis, kuris padeda, esame tokia kaip tiltas informacijos, kuris visą laiką gali suteikti informacijos, padrąsinti artimai, prižiūrėti savo artimai namuose. Kitas svarbus aspektas yra nuo mūsų paslaugų teikimo priklausys, koks bus patyrimas to artimojo, kaip jisai reaguos į pačią situaciją, taip visas užsiveda sveikatos priežiūros kelias, taip jis pasitikės sveikatos apsauga, ir pats susirgęs greičiau kreipsis ir pasitikės ir netitolins gydymo, ar ne? Kokie yra svarbiausi paliatyvios priežiūros komponentai? Tai mes turime būti atviri, sąžiningi ir pacientas iki mirties, net ir būdamas terminalinis pacientas, negali prarasti vilties. Tai yra vienas iš pagrindinių paliatyvios priežiūros komponentų ir principų. Taigi, kaip mes turime pacientą, tai svarbiausiai turime įvertinti svarbiausius simptomus ir jam rūpimus dalykus, išklausyti, ką ligonis sako ir labai svarbu tikėti, ką ligonis sako. Be abejo, taip bendraja prasme, į ką mes atkreipiame dėmesį, tai kaip simptomai paveikia ligonio gyvenimą, kaip simptomai paveikia ligonio fizinės funkcijos, jo judrumą, kas įtakoja, kad simptomai taptų mažiau išreikšti, gal speciali pozicija, aktyvumas, maistas ar vaistai, kas simptomus blogina ir kada simptomai pablogėja dieną ar naktį, kuriuo dienos ar nakties metu. Papildomos informacijos be abejo mes galime gauti iš paciento artimųjų ir kitų medikų ar asmenų globojančių ligonį. Tai visą laiką yra labai svarbu, kad
Įsitraukus paliatyvios priežiūros komandai mes neatimame paciento nuo šeimos gydytojo ar nuo kitų specialistų ir turėtume būti tokioje stiprioje bendrystėje ir bendradarbiauti ir vienas kitam pagelbėti. Paliatyvi priežiūra daugelį pasaulio šalių yra piešiama toks kaip medis, ar ne? Ir pati paliatyvi priežiūra sako, kad mes privalome teikti gyvenimą. Ir kaip mes teiksime tas paslaugas, tokį mes medį ir išauginsime. Tai pats kamienas yra pagalba ligonio šeimai, pagalba artimiesiems, šakos paciento gydymas ir tos jau smulkiosios šakelės, kurios veda į lapelius, yra užtikrinimas, kaip pagerinsime gyvenimo kokybę, kad ir kaip gal keistai skambėtų, jeigu mes kalbame apie mirštančiuosius pacientus. Svarbu susidaryti be abejo slaugos planą, jis turėtų būti pablogėjus pacientui nuolat peržiūrimas ir papildomas. Turime išskirti, kuomet yra ūmios situacijos ir turėtume prognozuoti krizes ir užbėgti joms įvykiams už akių ir susidaryti tą slaugos, lankymo ar paslaugų keitimo planą. Rūpestingas, gerai apgalvotas ir tikslus multidisciplininės sveikatos priežiūros planavimas ir įgyvendinimas puikiai kontroliuoja simptomus ir pagerina ligonio gyvenimo pilnatvę. Tai be abejo yra labai svarbi ta multidisciplininė komanda, nepriklausomai, ką rodžiau prieš tai, kas priklauso pagal įsakymą, bet taipogi gali būti įtraukti ir kiti specialistai pagal poreikį, kurie turėtų dalyvauti. Iš principo, pagal dabartinės visas tendencijas, nekalbant apie terminalinius pacientus, jeigu įsivaizduosime, kad tokį didelį ratą, kas yra paliatyvūs pacientai ir rutuliukas jame yra terminaliniai pacientai, tai tas savoka, apibrėžimas, kas yra paliatyvus pacientas, pastaruoju metu labai plečiasi ir yra įvairių komisijų, kurios bando pakeisti ir praplėsti būtent tą apibrėžimą ir įtraukti kuo didesnį ratą pacientų. Tai kaip ir žinote, dabar pagal tą ministro įsakymą, ypatingai kalbant apie onkologinius pacientus, tas ratas labai išdidėjo, nes mes galime teikti paliatyvią priežiūrą pakankamai ir fiziškai stipriems pacientams. Mus labiausiai apriboja, kad nebūtų jisai, iš principo, kad tai yra metastatinė liga, kurios mes nepagydysime, nepriklausomai nuo to, kad mes pacientui galėsime teikti ir chemoterapiją, ir spindulinę terapiją. Bet dabar yra bent jau darbo grupės, ypatingai kalbant apie onkologinius pacientus, kad yra siekiama, kad tas apibrėžimas dar labiau išsiplėstų ir būtų galima teikti paliatyvią priežiūrą ir pacientams, kurie ir bus išgydomi nuo tos ligos, kalbant apie tai, kad bus užtikrinama jų simptomų kontrolė, psichologinės ir dvasinės pagalbos teikimo poreikis, kad jiems būtų. Pagrindiniai principai. Tai paliatyvioji pagalba dažnai yra planuojama namuose, todėl turi būti tam tikros sąlygos, būtent, kad ją galėtume efektyviai ir komfortiškai teikti namuose. Kalbant apie mirtį ir mirimą, tai jeigu mes jau turime terminalinį pacientą, tai turi būti nustatomi mirimo procesų būdingų įrodymais, tai jie yra tiek fiziniai, tiek psichiniai, emociniai, tai kalbant apie fizinius, tai bus skausmas, pykinimas, apetito stoka, silpnumas, išsekimas, o psichiniai, emociniai, tai baimė, nerimas, depresija, mąstymo ir suvokimo sutrikimas. Tai aš norėjau paklausti, ar žinote, kaip skamba mirtis? Ir tikiu, kas dirba slaugos įstaigose, globos namuose, tikrai esate girdėję, bet norėčiau truputį apie tai moksliškai pakalbėti ir jums parodyti. Čia trumpas video, pasiklausykime. Kas nesusidūrė, tai gali priminti, kad knarkimą ar gilų miegojimą ar ne, bet iš tikrųjų tai turi mokslinį pavadinimą ir tai yra vadinama mirties barškučiu.
arba angliškai death rattle, arba kitaip literatūriškai kaip skamba mirtis. Tai mirties barškėjimas yra, kaip ir girdėjote, toks būdingas garsas, kurį žmogus gali išgirsti, kai jo gyvenimas eina į pabaigą ir nebegali pakankamai efektyviai nuryti ar kosėti, kad išsivalytų seilės. Paprastai tai nesukelia žmogui skausmo ar diskomforto. Žmogus dažniausiai yra nepakankamai fiziškai stiprus, gali būti sąmoningas arba nesąmoningas, kad galėtų kosėti ar nuryti seilės. Pasikeičia paciento kvėpavimas, gali tapti nereguliarus, sunkus, tuomet įkvėpus giliau ir girdimas tas lyg barškėjimas. Kokie tai simptomai? Tai traškantis šlapias garsas, kuris girdimas skirtingų garsų kiekvieną kartą įkvėpus, kartais garsas būna švelnus ir panašus į aimaną, kitais atvejais jis yra garsus ir skamba kaip knarkimas ar gargaliavimas. Taip pat pacientas gali būti sumišęs, mieguistas, gali būti šaltos galūnės, nereguliarus kvėpavimas ir taip pat ta vadinama marmurinė oda. Tai kas yra svarbu, ar jeigu turime tokį pacientą gydymo įstaigoje arba namuose ir mums paskambina artimieji, mes galime tai identifikuoti ir žinoti, kad tai yra mirties barškutis ir pacientui mokslu įrodyta, kad liko gyventi dažniausiai mažiau negu 23 valandos. Tai ką mes turėtume padaryti? Tai be abejo nuraminti artimuosius, informuoti, visuomet paaiškinti apie artėjantį mirties faktą ir ypatingai gydymo įstaigos, ar ne, kad galėtų susirinkti artimieji, atsisveikinti. Taip pat būdami artimieji ramesni, perduoda tą ramybę ir mirštančiajai. Iš klinikinės pusės, ką mes galime padėti tokiam pacientui, tai galime paversti ant šono, kad jisai neužspringtų, kartais galime pabandyti atsiurbti tą sekretą, yra rekomenduojami tam tikri preparatai, bet dažniausiai mes jų neskiriame ir tiesiog ramybė ir informavimas artimųjų apie būtent artėjantį mirties faktą. Kitas svarbus simptomas, kalbant apie paliatyvius pacientus, yra terminalinis delyras, tai mes tikrai susidurėme savo klinikinėme darbe su delyrais, kuris yra prognozuojanti mirties faktą, ar ne, nes pacientui ištikus delyrui padidėja mirties rizika ženkliai per ateinančius metus. Tai, o jeigu kalbėsime apie terminalinį delyrą, tai jis dažniausiai pasireiškia paskutinėmis 72 gyvenimo valandomis, tai dažniausiai sukelia galutinės stadijos organų nepakankumas bei kiti negrįžtami faktoriai. Tai kaip matome, statistiškai įrodyta, kad 85% mirštančių pacientų jiems pasireiškia terminalinis delyras. Kas gali sukelti įvairūs vaistai, blogai kontroliuojamas skausminis sindromas, infekcija, karščiavimas, priešvėžinis buvęs gydymas, dauginis organų nepakankamumas ir emocinis nestabilumas pacientų. Kaip mes galime atpažinti tą terminalinį delyrą? Tai pacientas gali tapti netikėtai agresyvus, piktas, iki tol ramiai gulėjusiam pacientui atsiranda toks nerimastingumas, diskomfortas, kažko siekia ranka ore, dažnai ir nematome tą simptomą, tokį lyg bandytų voratinklį ar tinklą nubraukti, gali atsirasti haliucinacijos, kalbėjimas su kažko, ko nėra, ar ne, kalbasi su mirusiais tėvais, artimaisiais, gali būti neramus, bandyti išlipti iš lovos, nepriklausomai, kad iki tol ilgą laiką yra praleidęs lovoje gulimame režime. Ir kas yra įdomiausia, kad mes tikriausiai visi dirbantys sveikatos apsaugoje matome tuos dalykus, bet tai yra mokslu įrodyta ir tie simptomai yra tikrai identifikuojami kaip būtent mirties artėjančios tokie kaip faktoriai, atskleidžiantis faktoriai, kad tai įvyks. Kaip galėtume suvaldyti terminalinį delyrą? Tai visuomet irgi stenkimės, kad artimieji būtų kartu, nes jie įstengs labiausiai nuraminti pacientą, galima stengtis atitraukti dėmesį, turėtų būti užtikrinta rami aplinka, neryški šviesa, raminantis garsai, reikėtų vengti suvaržymų, išlaikyti saugumą ir vengti klausinėti klausimų. Taip pat apmokykime artimuosius, jeigu jie budi prie artimojo, kad nereikėtų tų daug šnabždesių, šnekėjimų, kad būtų prie mirštančio ligonio, nes tas lygiai taip pat šiek tiek atrodys ir jis nesąmoningas ir negirdintis, bet irgi gali blaškyti pacientą. Medikamentinis gydymas kaip ir įprasto delyro, tai medikamentas, tai pirmo pasirinkimo be abejo yra haloperidolis, gali būti kartu skiriamas su morfinu, jeigu turime, pavyzdžiui, dusulio epizodus.
sukurti saugią aplinką ir be abejo emocinis ir dvasinis palaikymas. Kalbant apie paliatyvią priežiūrą plačiaja prasme, tai The New York Times 2013 metais publikavo straipsnį, iš tikrųjų tai buvo toks laikotarpis, kuomet sprogo paliatyvios medicinos toks burbulas ir prasidėjo tokia kaip ir era, neatsirado daug publikacijų, pradėjo nuo to laiko atsirado daug publikacijų, daug kalbėti apie tai. Tai The New York Times publikavo būtent straipsnį apie tai ir jie analizavo finansinius ir etinius paliatyvios pagalbos teikimo aspektus, apie ką truputį pakalbėsime po to. Ir kas yra įdomu, kad jie išvadai, nepriklausomai, kad buvo analizuojami tie būtent finansiniai aspektai, jie išvadose, kas yra labai gražu, pateikė, kad paskutinėmis gyvenimo dienomis pacientams tampa svarbesnė paguoda, o ne intensyvi slauga, apie ką mes turėtume ir komunikuoti su savo pacientais ir pacientų artimaisiais. Didžioji Britanija, kaip ir dauguma tikriausiai žinote, yra paliatyvios medicinos tokia kaip ir motina išta, kur yra tikrai sukūrusi pagrindinės tas gaires ir diktuoja madas, kaip turėtų būti teikiama paliatyvi priežiūra. Tai Stanfordo medicinos universitete buvo inicijuotas toks klinikinis tyrimas ir jisai tyrė būtent onkologinių ir neonkologinių pacientų priežiūros teikimo skirtumus paliatyviems pacientams. Ir tas tyrimas parodė, kad tik 20% pacientų nesergančių onkologinę ligą buvo tinkamai identifikuoti kaip kandidatai gauti paliatyvią pagalbą. Tai buvo palyginti su 75% onkologinių pacientų. Nes kaip žinia, didžioji dalis bent jau prieš kelis metus buvo paskaičiuota, kad apie 80% visų pacientų, kuriems yra teikiama paliatyvi priežiūra, yra onkologinių pacientų, bet iš tikrųjų pagal pasaulio sveikatos organizaciją keičiasi truputį ir pirmauja ne onkologiniai susirgimai, kurie turėtų būti teikiama paliatyvi priežiūra, bet trūksta tų identifikatorių, kad mes galėtume atpažinti tos pacientus ir suteikti tą priežiūrą laiku. Tai tą ir parodė tas tyrimas, kad dauguma neonkologinių pacientų paliatyvią priežiūrą pradėjo gauti per vėlai, kad gautų visapusišką naudą. Paprastai tai buvo 8 savaitės iki mirties, tai jau dažniausiai tie pacientai būdavo terminaliniai. Ir su vėžiu nesusijusiomis ligomis buvo sunkiau paskirti paliatyvią priežiūrą, kai liga buvo netokia ryški. Ir po šio tyrimo iškilo tokia diskusija tarp dviejų paliatyvios priežiūros ekspertų, tai Scotto Murray ir Perija Kulk, kuri yra paliatyvios priežiūros mokymo gairių kūrėja, o Scottas Murray yra paliatyvios priežiūros specialistas, daug laiko jau praktikuojantis šią sritį. Ir jisai būtent klausė profesorės, kodėl taip yra, kodėl mes neidentifikuojame tų pacientų. Ir Perija Kulk atsakė, kad iš tikrųjų tai yra sudėtinga dėl to, kad neonkologinių pacientų dažniausiai ligos eiga yra banguojanti ir yra kartais sunku identifikuoti, kad tai yra jau paliatyvus pacientas, ar ne? Ir tuo tikslu ir yra dabar platinama tas apibrėžimas, kad į jį kuo labiau papultų įvairūs sunkiai sergantys pacientai ir ta priežiūra būtų jiems suteikiama anksčiau ir laiku. Kalbant apie pacientus ir jų mirimą ligoninėse, ar ne, kaip matome, laiko istorinė plotmė tai keičiasi ir tų mirčių, ypač nuo onkologinių susirgimų, pamažu mažėja. Ir tai yra, kad mirtingumas ligoninėje tarptautiniu mastu yra naudojamas kaip ūminės sveikatos priežiūros kokybės rodiklis, todėl ir finansiniais sumetimais yra siekiama, kad tokių lėtinių ligonių mirtų ligoninėse kuo mažiau. Bet yra svarbus ir kitas aspektas, ar ne, ko pageidauja patys pacientai ir ko jie norėtų. Tai tyrimai parodė, kad labiausiai pacientai pageidauja mirti namuose ar ne globos namuose, hospisuose ir tik tai mažesnioji dalis norėtų mirti ligoninėse. O kaip iš tikrųjų yra, kokia yra pageidaujama infarktinė mirties vieta, tai kaip ir matome, visgi dar išlieka, kad pacientai miršta tiek ligoninėse, tiek intensyvios terapijos skyriuose, aš kalbu apie lėtinius pacientus. O
namuose ir hospisuose, globos namuose tas skaičius neišlieka pakankamas. Nors žiūrint istoriškai ar ne, tai tikrai keičiasi požiūris ir kaip seniau būdavo visi sunkesni pacientai guldomi intensyvios terapijos skyrius ir pacientai patys pageidaudavo, kad tai būtų daroma gerėjant slaugos priežiūros galimybėms tiek namuose, tiek kitose įstaigose. Pacientai atsigręžė į tą tokią savo prigimtį, ar ne, kaip ir senoliai slaugydavo pacientus namuose, taip ir grįžta tas požiūris ir dabar. Tai tokia kaip įžanga į mano pabaigą pranešimo, tai kokie tikslai ir kaip mes galėtume pagerinti, taip ir kaip galėtų atrodyti ta individualizuota, laiku suteikta paliatyvi priežiūra. Tai apibrėžiama kaip sistemingas procesas, kurio metu yra identifikuojami pacientai, kuriems reikia didelių palaikomojo gydymo poreikių ir remiantis standartizuotais siuntimo kriterijais šie asmenys laiku yra nukreipti specializuotai paliatyviai pagalbai. Tai yra sukurtas toksai konceptualus, idealus, savalaikės paliatyvios priežiūros modelis, tokie kaip ratai sukantis vienas su kitu sukibę ir kad jie tinkamai veiktų yra svarbu įprastinė patikra, kad visi pacientai būtų peržiūrimi, kad būtų suformuoti, apibrėžti vienodi siuntimo kriterijai ir identifikavus tos kriterijus būtų tinkamai suformuotas siuntimas ir pacientai turėtų kur būti nukreipti tiek ambulatoriniai, tiek stacionariniai paliatyviai priežiūrai. Ir tai leistų, kad didesnis pacientų, kuriems bus suteikta speciali paliatyvioji pagalba skaičius ir ankstesnis siuntimo laikas. Ir tai pagerintų gyvenimo kokybę, gyvenimo pabaigos priežiūrą ir galbūt net išgyvenamumą, kas nėra siekiamybė paliatyvios priežiūros tematikoje. Kad tai veiktų efektyviau, yra palengvinantis veiksniai, tai sistemingas tikrinimas, bendri siuntimo kriterijai, nuostatų koregavimas ir ryšių palaikymas tarp specialistų, su kokiamis kliūtimis mes susidurėme, tai simptomų, poreikių suvokimo stoka, nenuoseklus siuntimo ribiniai rodikliai, stigmos susijusios su paliatyvia priežiūra tiek tarp visuomenės ir taipogi ir medicinos specialistų, logistikos iššūkiai ir, kaip ir minėjau prieš tai, jeigu mes laiku suteiktume tą paliatyvią priežiūrą, tai laiku koreguotume ir simptomus, užtikrintume tą geresnę gyvenimo kokybę. Tai kaip mes galėtume tą pagerinti? Tai be abejo yra, dabar mes žengėme į priekį, ar neatsiranda įvairios technologijos, kuriomis naudojantis mes galime pagerinti paliatyvią priežiūrą. Tai norint efektyviai teikti paliatyvią priežiūrą, mes su kokiais iššūkiais susidurime. Tai, kad yra sunku suvaldyti laiku sudėtingus simptomus, sunku sukoordinuoti priežiūros paslaugų tiekėjus, teikti savalaikę pagalbą ir tenkinti psichologinius poreikius, ypač kai pacientai slaugomi namuose arba kai sunku pasiekti sveikatos priežiūros infrastruktūrą. Tai be abejo, tai ateina ta tokia medicinos sritis, tai yra telemedicina. Ir daugelį jau medicinos sričių jinai yra aktyviai ir pritaikoma, tai lygiai taip pat yra kalbama, kad jinai turėtų būti pritaikoma ir paliatyvios medicinos tematikoje. Be abejo, mes dirbdami tiek su artimaisiais ir pacientais komunikuojame, bet tai galėtų būti reglamentuota ir apmokama ar ne, kuomet mes galime tiek ir nuotoliu susisiekti su pacientu, apžiūrėti, pavyzdžiui, per vaizdo tos skambučius ir pragulas ir įvertinti paciento būklę, taip greičiau sureaguoti ir spręsti tam tikras iškilusias problemas. Kita svarbi pagalbos vieta, tai galėtų būti tokios virtualios paramos grupės, ypač kalbant apie paliatyvius ir terminalinius pacientus, tai tokios grupės yra veikiančios ar ne, kai artimieji gali susiburti ir bendrauti tarpusavėje, išgyvenantis panašius sunkumus, bet kas yra labai svarbu, kad tos grupės veiktų efektyviai ir naudingai, tai būtų gerai, kad juose būtų profesionalas moderatorius ar psichologas ar medicinos darbuotojas, kad nebūtų tų tokių klaidingų žinių, mokslo nepagristų žinių, kas kartais suklaidina mūsų pacientus ir jų artimuosius. Viena iš sėkmingesnių yra
programėlių, tai yra gedėjimo programėlių MyGrief App, kuri buvo sukurta Australijoje, tai yra pirmoji savipagalbos programėlė sukurta ir išbandyta užsitęsusio sielvarto gydymui. Tai buvo jis sukurta būtent artimiesiems tėvams, kurie yra netekę vaikučių, yra virtualiai sukurti kambariai, kur pagal panašią tematiką sugrupuoja tėvus, artimuosius ir vyksta įvairios diskusijos, pasidalinimas savo patirtimi su psichologo pagalba, kas tikrai parodė gerus rezultatus. Taipogi mes savo darbe dažnai naudojame mobiliąsias programėlės, tai tikrai yra jų sukurta ir paliatyvios priežiūros tematikoje, mes jų neturime verstinių lietuvių kalboje, bet yra angliškų, tai jos yra tokios, kaip pasakyti, efektyviausios ir paprasčiausios, tai Pelicare, Palliative ir Pelimeds. Tai kaip jos atrodo, tai viena iš tų programėlių yra būtent, kad jie gali naudotis tiek specialistas teikiantis paliatyvią priežiūrą, tiek artimieji, kadangi yra labai paprasta, lengvai valdoma ir lengvai aprašyta joje visi tie dalykai. Ir kas yra dar labai svarbu, kad kai teikiama yra paliatyvi priežiūra, ką mes ir kursuose, būtent kvalifikacinėse, bandome iškomunikuoti, kad bet kuris specialistas, tai ar būtų ar psichologas, ar socialinis darbuotojas, kuris įprastai neturi tų medicininių žinių, jis dažnai gali būti prie paciento sunkiai sergančio ir jis turėtų mokėti identifikuoti tam tikras būkles ir tinkamai jas sureaguoti. Tai šitos programėlės tikrai labai padeda, nes jose yra svarbiausi simptomai, ant jų paspaudus galime paskaityti apie tos simptomus ir yra rekomendacijos, kaip reikėtų juos suvaldyti. Kitos būtent programėlės yra apie medikamentus ir ypatingai mes Lietuvoje dar jau kaip ir pradedame turėti tas vadinamasias pompas, ar ne, ypač kalbant apie nuskausminamuosius vaistus, kuriuos pacientai turi ir namuose, bet užsienyje ir ypač Didžiojoje Britanijoje tai yra labai plačiai paplitę, kadangi yra išvystyta paliatyvi priežiūra į namus, pas juos važiuoja kiekvieną dieną slaugytojos papildo pompą, užprogramuoja, tai irgi yra tų sukurta programėlių, kurios padeda suskaičiuoti dozuotes, kaip tos pompos veiktų efektyviai. Ir svarbu, kad tai gali būti derinami ne tik opioidiniai vaistai, bet ir kiti simptomus kontroliuojantis vaistai. Kitas svarbus aspektas, ar ne, yra dirbtinis intelektas, apie kurį mes jau dabar daug kalbame ir tikrai jis ateis į mūsų darbą, jau dabar žengia koją ir jis tikrai mums gali pagelbėti. Tai lygiai taip pat jis gali pagelbėti ir kalbant apie paliatyvią priežiūrą, ypač, ką ir kalbu visoje šiandien šitame pranešime, būtent į ankstyvą tą identifikavimą paciento ir tinkamą jį savalaikišką nukreipimą būtent tai priežiūrai, kuri jame yra reikalinga. Tai yra sukurtos tas mašininio mokymosi paremtas algoritmas, kuris ir įvertinęs tam tikrus rodiklius gali įvertinti, ar pacientui jau reikalinga paliatyvi pagalba, priežiūra hospise, ar tai jau yra terminalinis pacientas ir jau jam reikalinga išsamesnė ta pagalba. Ir tuo tikslu Amerikoje buvo sukurtas toks kaip startuolis, kuris buvo labai sėkmingas ir įsitvirtino kasdieniniame darbe, tai vėl Sky Applied Insights, tai galite, jeigu būtų įdomu pasižiūrėti internete, tik tai gaila, kad tos platformos negalima pasisiųsti būtent Europoje gyvenantiems specialistams, bet kaip atrodo ta platforma. Tai trumpai apie ją. Tai ta platforma yra sukurta komandai, kuri lanko pacientus namuose ir kiekvienas specialistas įveda tam tikrus rodiklius, kur atvykęs pas pacientą įvertina, ar atsiradusius naujus simptomus, spaudimo rodiklius, saturaciją ir kitus rodiklius. Ir tada užprogramuotas tas dirbtinis intelektas paskaičiuoja prognostinius predikcinius veiksnius, kurie gali parodyti, kad paciento yra būklė blogėjanti ir ko mes galime tikėtis ten kelių parų, kelių savaičių laikotarpį. Ir čia yra pavaizduotas toksai gražus pavyzdys, kuomet pacientėje atsirado tam tikri simptomai, kuo programėlė sureagavo, kad tai yra ženkliai blogėjanti paciento būklė, įjungė komandą, perdėliojo tą grafiką, perskirstė, kad tas lankomumas turėtų būti intensyvesnis, įterpė daugiau psichologo pagalbos ir iš tikrųjų pacientas per 7 dienas ir mirė ir ta pagalba buvo laiku sustrateguota ir imtasi
reikiamų priemonių laiku. Virtualūs akiniai, virtualios realybės akiniai taipogi yra svarbus ir irgi tampa žengia koją į paliatyvių pacientų priežiūrą. Ir buvo atlikta 22 metais tokia studija, metaanalizė, kuri įvertino privalumus būtent virtualių akinių. Tai buvo pastebėta, kad tai gali patobulinti skausmo valdymą, sumažinti nerimą ir depresiją, pagerinti komfortą, pagerinti nuotaiką, sumažinti vienatvės ir izoliacijos jausmą, bei sumažinti netgi dusulį. Ir kai buvo atlikta ta studija, tai dalyvavo 14 dalyvių, apie 50 metų amžiaus pacientai buvo, ir jiems buvo sudaryta tokia schema, buvo duota virtualūs akiniai, iki tol jie turėjo užpildyti klausimyną, naudojosi pagal poreikį akiniais, kiek jie patys norėjo, turėjo tas apyrankes, kad būtų stebimi jų ir tie gyvybiniai rodikliai, ir po tų sesijų taipogi buvo užpildytas klausimynas. Ir rezultatai ką parodė, kad iš viso buvo surinktos 73 virtualios realybės sesijos, viso trukmė visų pacientų, kurie naudojosi tais virtualios realybės akiniais, buvo 13 valandų. Statistiškai paskaičiavus, pacientams sergantiems pažengus onkologinę ligą ir slaugomiems namuose, tai neturėjo reikšmingos įtakos skausmo, nerimo ir depresijos pagerėjimo per 4 dienų laikotarpį, tačiau nepaisant to virtualios realybės sesijos parodė greitą poveikį palengvinant pacientų apie praneštus simptomus. Tai tame duotajame momente taip pat tai buvo įrodyta, kad tai yra saugus, blogesnių kažkokių simptomų neišprovokavo ir tos tokios rekomendacijos, kad tai yra saugus metodas ir galimas naudoti būtent paliatyviems pacientams. Ir mano žiniomis tikrai yra tęsiami tie tyrimai ir dabar neseniai buvau vienoje konferencijoje, tai Kipre buvo atlikta su vaikučiais sergančiais onkologinėmis ligomis, kai kurie labiau prisijaukina ir prieinamos jiems prie išmaniosios technologijos, tai tikrai yra labai geri rezultatai, ypač skausmo kontrolėje. Taigi verta susimastyti ir suprasti, kad šalia mūsų yra ligoniai išgyvenantis patį dramatiškiausią gyvenimo tarpsnį, kuriems mes galime ir turime padėti mažinti jų kančią, nepažeisti jų orumo ir suteikti viltį. Ar ne? Tai simbolis yra paliatyvios priežiūros saulėgrąža. Ir 2 profesionalai ir 2 ekspertai šios srities, ar ne, 2 mano mokytojai, su vienu turėjau garbės susipažinti ir bendrauti ilgą laiką. Tai Cicely Saunders yra būtent paliatyvios priežiūros pačios tos sąvokos sukūrėja ir plėtotoja, daugelio publikacijų rašytoja, kuri dirbo plačiai šioje temoje. Ir jinai sako, kad paliatyvioji pagalba prasideda, kai supranti, kad kiekvienas pacientas turi savo nuosavą istoriją, tarpusavio ryšius ir kultūrą ir yra vertas pagarbos kaip nepakartojama asmenybė. O pačioje yra amžinatilsį profesorius Šeškevičius, kuris buvo nuostabus mokytojas, paliatyvios pagalbos pradininkas Lietuvoje, daugelio knygų rašytojas, gairių kūrėjas, kovojęs stipriai už įstatymus, kad būtų kuo labiau pagerinta paliatyvi priežiūra ir iki pat savo mirties aktyviai dalyvavo susirinkimuose Sveikatos apsaugos ministerijoje. Tai tikrai labai šviesus, nuostabus žmogus ir buvo didelė garbė jį pažinti ir daug dar yra literatūros, iš kurios mes mokomės, ar ne, ir paskaitų. Ir pabaigiant pranešimą norėjau pasidalinti meno kūriniais ar ne piešiniais asmenų, kurie susidūrė su paliatyviais pacientais, ar artimaisiais, ar slaugydami jie savo darbe. Ir kaip matome, jie labai yra skirtingi. Ne, vienose yra labai daug kančios, liūdesio, kiti jie yra spalvingi, tokie ilgesingi, ryškių, gražių spalvų. Tai ir mano žinutė būtų čia, kad tai ir yra mūsų darbo pasekmė, ar ne, kaip mes dirbsime tame darbe, tokius ir piešinius mes matysime savo klientų rate. Tai noriu palinkėti jums
stiprybės šiame darbe ir meilės paliatyviai priežiūrai. Dėkui. Gal klausimų? Ar turite klausimų kažkas? Ačiū už pranešimą.